Labas vakaras visiems. Pradėkim šlovinti Viešpatį. Ačiū Dievui, kad jūs atėjote į Dievo namus šiandien. Pradėkim šlovinti. Ačiū tau Viešpatė. Dėkojame tau, Jėzau, už šitą vakarą. Ateinam prie tavo malonės sosto, kad pagarbintumėm tave ir pašlovintumėm Dievą. Хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец, хвалите, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, слава, слава. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала.
хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, 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 Богу хвала, Богу хвала. Хвалим Тебя, Иисус. Аллилуйя, слава, слава, слава. Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Иисус, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Вся слава Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Иисус. О, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей хвалы. Аллилуйя. Превозносим имя Твое. Твое имя превыше всех имен. Твое имя превыше всех имен. Тебе вся слава. Аллилуйя. О, аллилуйя. Слава, слава, слава. Ты наш царь, Ты наш Господь. Аллилуйя. Garbinam Tave, šlovinam Tave, aukštinam Tavo vardą Jėzau, kūnamalam rodami. O, Tau šlovė karaliau, Tau garbė karaliau, Tau gyrius ir padėka karaliau Jėzau, šlovinam Tave, garbinam Tave, dėkojame Tau. Giedam gyrių Tavo vardui, giedam šlovę Tavo vardui, giedam padėką Tavo vardui. O Jėzau, giedam gyrių Tavo vardui, giedam gyrių Tavo vardui, giedam šlovę Tavo vardui. Būk pagarbintas, išaukštintas ir pagirtas. O šlovė Tau, Tau šlovė ir garbė mūsų Dievui, Tu viešpats mus esi. Keliu rankas, aš į Tave, tekyla Tau šlovė visa, Tau šlovė ir garbė. Tu viešpats mus esi. Keliu rankas, aš į Tave,
kyla tau šlovė visa, tau šlovė ir garbė. Tu viešpats mus esi, keliu rankas, aš į tave, tekyla tau šlovė visa, tau šlovė ir garbė. Tu viešpats mus esi, keliu rankas, aš į tave, tekyla tau šlovė visa, tau šlovė ir garbė. Garbė mūsų Dievui, tu viešpats mus esi, keliu rankas, aš į tave, tekyla tau šlovė visa, tekyla tau šlovė visa, visa šlovė, tekyla tau šlovė visa, tekyla tau šlovė visa. Šlovė tau kyla, gyrius tau, o tekyla tau visa šlovė, tekyla tau visa garbė, tekyla tau gyrius iš mūsų širdžių. Kad kuvaci manama, Mylėsim tave viešpatie visa širdie, visa siela, su protu, visom jėgom šlovinsim tave. o mes šloviname tave, garbiname tave, tekyla tau šlovė, karaliau Jėzau, tekyla tau garbė, tekyla tau šlovė. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai mane, kad nuplovei savo krauju, Dieve. Ačiū tau, Dieve, kad šį vakarą mes esame tavyje ir su tavim, kad mes esame tavo namuose, Dieve, kad mes galime būti su tavim, viešpatie. Dėkojame tau, Dieve. Dėkojame tau. Dėkojame tau, Dieve. Sukurk mumise dėkingą ir tyri širdį, kad mes nuolatos tau dėkotumėm ir tave aukštintumėm ir šlovintumėm, Dieve. Tau visa padėka tekyla iš mūsų širdžių šį vakarą, Dieve.
Aleliuja. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Savo brangiu. Ačiū tau, Dieve. Dėkojame tau. Aleliuja. Ačiū tau, Jėzau, kad atpirkai mus, išpirkai mus, išlaisvinai mus, išgydai mus. Ačiū tau, Dieve, kad tu padovanojai mums amžiną gyvenimą. Ačiū tau, Jėzau, kad mes gyvenam tavo dvasioje, tavo pergalėje, tavo meilėje, tavo šlovėje, Dieve. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Dieve, kad mes galim gyventi tavo jėgoje, tavo pergalėje, tavo karalystėje. Dėkojame tau, Jėzau. Mes gyvenam Dievo dvasioje, mes gyvenam Dievo jėgoje, mes gyvenam Dievo šlovėje. Ačiū tau, Dieve, už šitą gyvenimą. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau. Mes gyvenam Dievo šviesoje, mes gyvenam Dievo šviesoje, mes gyvenam Dievo šviesoje, mes gyvenam Dievo šviesoje, mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo šviesoje, mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo
šviesoje, jo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje, mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje, mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo meilėje. Laisvėje. Mes gyvenam Dievo laisvėje, mes gyvenam Dievo laisvėje. Mes gyvenam Dievo laisvėje, mes gyvenam Dievo laisvėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo laisvėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo laisvėje. Jėgoje. Mes gyvenam Dievo jėgoje, mes gyvenam Dievo jėgoje. Mes gyvenam Dievo jėgoje, mes gyvenam Dievo jėgoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo jėgoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo jėgoje. Tiesoje. Mes gyvenam Dievo tiesoje, mes gyvenam Dievo tiesoje. Mes gyvenam Dievo tiesoje, mes gyvenam Dievo tiesoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo tiesoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo tiesoje. Jo dvasioje. Mes gyvenam Dievo dvasioje, mes gyvenam Dievo dvasioje. Mes gyvenam Dievo dvasioje, mes gyvenam Dievo dvasioje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo dvasioje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo dvasioje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo dvasioje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho, mes gyvenam Dievo dvasioje. Aleliuja, Dieve, ačiū tau viešpatie. Ir žinote, aleliuja, dabar aš noriu pasimesti vieną maldą. Dievo žodis sako, nieko nesirūpinkit, bet visuomet malda, grokit, prašau, maldavimu ir prašymu, tegul jūsų rūpesčiai tampa žinomi Dievui. Čia tiesiog yra žmonės, kurie labai apsunkusių širdys rūpesčiais. Ar yra čia tokių žmonių? Yra. Tai va. Ir dabar mes už jūs pasimelsim, kad mes galėtumėm atiduoti savo rūpesčius kam? Viešpačiui. Nes viešpats mūsų mokina. Žinote, tie rūpesčiai tau vis tiek nieko nepadės. Pasitikėk Dievu, kad Dievas rūpinasi tavim. Jisai tave globoja, jisai tave myli. Priimk tai šiandien. Sakyk, Dieve, aš dėkoju tau, kad tu mane myli. Sakyk dabar. Kad tu mane globoji, kad tu mane saugai. Viešpatie, tavo žodis sako, kad tu rūpinės manim. Ir aš atiduodu savo rūpesčius tavo rankas, Dieve. Viešpatie, atiduоду и тavo ранкас. Господь, Ты печешься обо мне. И я верю в это слово, я принимаю это слово. Aš tikiu šito žodžiu, aš priimu tai kaip savo, Dieve. Tu rūpinės manim, Dieve. Stiprink mane, Dieve. Prašyk, sakyk, Dieve, stiprink mane, kad aš galėčiau praeiti šitos sunkumus. Duok man išminties ir sustiprink mane. Viešpatie, tu matai problemus, klausimus, kurių aš pats negaliu išspręsti. Ir aš atiduodu tau, nes tavo žodis sako, nieko nesirūpinkit, bet visada malda, maldavimu ir prašymu, tegul jūsų rūpesčiai tampa žinomi Dievui. Ir dabar išsakyk Dievui, kas tau rūpi, kas tave slegia, išsakyk.
Išsakyk dabar Dievui. Sakyk, Dieve, aš atiduodu va šitą rūpestį tau. Kokie rūpesčiai tave dabar kankina, išsakyk Dievui. Библия говорит, ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Viešpatie, aš meldžiu, kad atsitrauktų bet kokia tamsa, bet kokia rūpesčių, pergyvenimo, nerimo dvasia Jėzaus vardu. Viešpatie, aš meldžiu, kad tavo ramybė sergėtų Dievo vaikų širdis. Kad šitie rūpesčiai neapsunkintų ir neslėgtų. Sustiprink kiekvieną brolį ir sesę, kuri eina per sunkius gyvenimo momentus, per išbandymus. Viešpatie, prašau, sustiprink Dieve. Sustiprink Dieve, duok išminties, tegul tavo malonė būna ant kiekvieno. Aš dėkoju tau Jėzaus Kristaus vardu, viešpatie, Tėve. Tėve, tu esi mano tėvas, ты мой отец. Tu pasakei, Dieve, man, kad aš nieko nesirūpinčiau ir aš atiduodu visus poreikius į tavo rankas. Žinot, kaip atiduodi, va taip atiduodi, va. Turi, o dabar neturi. Nes tai yra svoris, sutinkat? Mes gyvenam tikėjimu, brangieji. Ir sako, ir Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokią išmintį, sergės jūsų širdis Jėzuje Kristuje. Ir tada būsi laimingas. Amen. Nes Dievo ramybė sergi tavo širdį. O kaip Dievo ramybė ateina? Kada tu išmoksti atiduoti Dievui. Atiduoti Dievui, išsakai Dievui. Sako, tegul jūsų rūpesčiai tampa žinomi Dievui. Ką tik taip, kad pasakyti, kad Dievas žinotų ir viskas, ir jis įspręs. Nes Dievas yra tavo tėvas ir jisai rūpinasi tavim. Visus klausimus, visus poreikius, kurių tu negali padaryti pats, Dievo žodis sako, prašykite, melskitės. Mes visada galim melstis. Ir dar Dievo žodis sako, русском vertime, Бог помощник в бедах. Это характер Бога, kad jisai pagalba mūsų bėdoj, mūsų sunkume. Dievas nori mūsų padėti. Tiki tuom. Jau viskas, ramybė atėjo jau. Pamojok ranką, ar atėjo ramybė. Sakyk, viešpatie, tegul tavo ramybė sergėja mano širdį. Kad šitas nerimas, šitas rūpestis netrukdytų tau klausyti Dievo žodį. Dievo žodis yra nuostabiausia, ką mes turim šitą žemėje, ką viešpats davė mums. Ir šiandien Dievas mums atsiuntė pamokslininką, pastorių iš Kėdainių tikėjimo žodžio bažnyčios. Mes jau pažįstami labai seniai. Kažkada aš važiuodavau pamokslauti į šitą bažnyčią. Ten tikėjimo žodžio laikais kažkaip Dievas taip davė, kad aš pirmą nuvažiavau ten pamokslauti. Turėjo važiuoti kita sesuo Jūra, bet aš nuvažiavau. Ir mes ten važinėdavom tranzu, atsimenu. Ir va taip susipažinom, ir va tiek metų. Ir paskutiniais laikais Alvydo ir Laimos kažkaip keliai ir mūsų susieina. Ir va Dievas mums tiesiog duoda bendravimą dabar tokį nuostabų. O ką mums Dievas duoda, tam mes džiaugiamės. Tai va mes dabar norim pakvieti tave, Alvydai. Pastorius mūsų iš Kėdainių bažnyčios. Aleliuja. Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, man malonu būti čia jūsų tarpe. Apskritai malonu būti ten, kur tikinti žmonės. Bet va šioj vietoje man ypatingai malonu dėl to, kad jūsų pastorė kalbėjo, kad jinai važinėjo į Kėdainius, bet jinai nepasakė dar vieno dalyko, kuris man labai yra svarbus. Nes pirmas pamokslas, kurį aš girdėjau kalbant pamokslininką savo gyvenime, tai buvo Olgos pamokslas. Ir būtent po šito pamokslo aš išėjau į priekį melstis atgalos malda. Taip, kad iš tikrųjų, aš galėčiau pasakyti, kad Olga mano kaip dvasinė mama. Todėl, iš tikrųjų, nors aš iki to laiko jau ieškojau Dievo, be jokios abejonės, aš jau norėjau Dievui tarnauti, ne tik tarnauti, paprasčiausiai ieškojau jo. Dar apie tarnystę gal nelabai susigaudžiau, bet jau buvo mintis, bet vis tik tai Dievas būtent per Olgą,
per tą susirinkimą, kada mane draugas nusivedė į susirinkimą, atvažiavo kažkokia tai mergina, ką jin čia dabar darys, įdomu. Bet aš sėdėjau, tada aš atsimenu tą susirinkimą, aš klausiausi, apie ką pamokslavo, neatsimenu, tik atsimenu tai, kad man tai buvo labai įdomu ir labai aš supratau, kad tai man yra svarbu. Ir vat būtent po to susirinkimo aš praktiškai jau ir tapau krikščionimi ir daugiau, kaip sakyti, sąžiningai lankau bažnyčią. Pats, kad dabar esu bažnyčios pastorius Kėdainiuose, bet iš tikrųjų Dievas davė malonę kažkaip tai tiek pačiam, tiek Dievas jau dar iki įtikėjimo davė žmoną Laimą, kuri, jeigu jau aš kitasik pasilpstu, nes, žinot, būnat visi pasilpsta, sako, ir stiprus, ir jauni, pavargsta Izaijas kalba, sako, bet sako, tie, kas ieško viešpatės, pakils, tai žmona ragina tada ieškoti viešpatės, sako, tu melskis ieškok Dievo. Nes mes kaip žmonės, tai čia natūralu. Tai va, ir dabar aš galvoju, kaip čia man pradėti visą tai, ką aš norėčiau pasakyti, bet tikiuosi, kad kažkaip tai Dievas padės man, duos mintis susidėlioti. Gal labai trumpai apie savo praeitį, kodėl man Dievas buvo reikalingas ir galbūt tai kažkam galbūt tai bus padrąsinimas. Aš jau tikintis 22 metai. Vat kažkur tai vasario pabaigoje arba kovo pradžiai, aš tiksliai datos neprisimenu, kada tai buvo, bet vasario pabaiga, kovo pradžia, prieš 22 metus, kada aš įtikėjau. Ir žinot, praėjo nemažai laiko. Ir vieną dieną aš mąsčiau apie Dievą ir staiga Dievas man priminė tą laiką, kai aš buvau 3 metų vaikas. Aš prisiminiau, šiaip tai nieko iš to laiko gyvenimo neprisimenu, bet va ta diena ir tas įvykis, kuris buvo, man labai įstrigo. Aš prisiminiau, kaip mano tėvo mama, tai yra mano močiutė, jinai vedėsi mane į katalikų bažnyčią. Ir jinai man prižadėjo saldainių. Sako, jeigu eisi su manim bažnyčią, aš tau nupirksiu saldainių. Kai aš buvau vaikas, žinau, kad saldainiai nebuvo taip, kaip mūsų laikais. Dabar saldainiai tai čia niekas. Man tada saldainius gaudavo per šventes, tik tai. Ir tai dažniausiai bombonkės vadinamas. Čiulpinukos. Ir jinai nupirko, ir prižadėjo man nupirkti bombonkio, vienu žodžiu. Jeigu nueisi į bažnyčią. Ir aš su ją nuėjau į katalikų bažnyčią, aš ten stovėjau, aš nesupratau, kas vyksta. Aš 3 metų vaikas, mažiukas. O tenais kažkas vyksta, aš žiūrėjau į tos žmonės, ten stovėjau tarp kojų žmonių pilna bažnyčia, tai vyko Dotnuvai, kur po to Stanislavas dar tarnavo, ten tas jau žinomas, bent Lietuvoje jau buvo žinomas labai. Aš ten stovėjau ir nieko nesupratau, kas čia vyksta. Ir staiga man tokia mintis, į protą ir į širdį. Čia kažkokia nesąmonė, daugiau aš čia kojos neįkelsiu. 3 metų vaikas, aš padariau apsisprendimą. Daugiau čia manęs, aš nežinau, kas man buvo, bet man pasidarė baisu ten būnant. Kažkas mane paveikė. Ir tik tai praėjus praktiškai 20 metų įtikėjimo, man Dievas taiga priminė tą variantą. Nežinau, kodėl Dievas man priminė, bet matyt taip reikėjo. Bet po to, kai aš jau toliau augau, aš jau žinojau, kad su Dievu jokių reikalų greičiausiai nebus. O kai dar augau, tai sovietiniais laikais, mus mokino, kad jokio Dievo nėra, čia religija yra opimas liaudžiai, ir žinot visus tos dalykus. Ir aš supratau, kad Dievo nėra. Negali būti Dievas. Koks Dievas? Čia tik tai kvailiai gali mąstyti apie Dievą. Tik tai žmonės, kurie, tokie, reiškia, viską praradė, nieko nebesuprantantis, vienu žodžiu, degradavę ir žlugę, tik tai jie gali kalbėti apie Dievą. Koks gali būti Dievas? Ir pagal tai ir gyvenau, jeigu Dievo nėra. Vis laik norėjusi kažkur tai atrodyti geresnių prieš kitus, ta prasme, geresnių tai pagal tą supratimą geresnių, bet iš tikrųjų stengiuosi būti ko įmanoma blogesnis, nes geresnis atrodai draugų akivaizdai. Ir stengiuosi būti, šiaip aš buvau ir iki šios dienos esu toksai, toks ramus žmogus, jeigu tarsi iš šalies pažiūrėjus, bet ten viduje visko yra. Bet šiaip tai aš mėgstu, esu vienišius daugiau.
Aš galiu vieną sėdėti, mąstyti savo, mano žmona mane tempia visą laiką pas draugus. Jinai negali, jeigu su manim nepašneka, aš ten sėdžiu, kažką mąstau, ar ten ką nors darau, ten jinai skambina, sako, nors telefonu pakalbėsiu, sako, su tam pakalbėti nėra ką. Bet aš toks buvau vienišis visą laiką, bet būdavo tam tikri momentai, kai atėjo laikas, kai mes pradėjom po truputį išgerinėti su draugais, manyje pradėjo pasireikšti agresija. Stipriai. Iš pradžių draugai nesuprato, po to kurį laiką vengia, o galų gale ir visi mano draugai, kurie buvo iš pradžių tokie, ramus, išgėrė viską, tapo tokie kaip aš, visi. Nežinau kodėl. Palaipsniui visi tapo tokie. Mes būdavo tokiam lygiai, aš labai daug nenoriu tai plėsis, bet mes dėjome iki tokio laipsnio, kad mes prisigerdam, jeigu nebūdavo ką mušti, tai tarpusavį susimuždam. Mes kaip išgerus, tai kam gerti, jeigu nesimušti. Toks supratimas buvo. Aišku, čia truputėlį ironizuoju. Bet gyvenau tokį gyvenimą. Jis nebuvo geras. Kadangi gyvenau be Dievo, aš supratau, kad Dievo nėra to laiku, buvau užgarantuotas, kad nėra Dievo. Ir man tiko toks gyvenimas, kokią aš gyvenau. Man jisai tiko. Apie jį aš nenoriu daug pasakoti, nes tai iš tikrųjų čia būtų galėčiau kalbėti turbūt iki ryto ir galbūt dar ilgiau. Bet atėjo laikas, kai baigiau vidurinę mokyklą ir išėjau į tarybinę armiją. Vadinama ta sovietinė armija. Tarybinė, nesvarbu kaip ten. Ir tenais aš pakliuvau į Gruziją, ten buvo tokia dušetė, buvo seržantų mokykla. Ir ten buvo labai, kaip sakyti, bent jau ten kalbėdavo tai seržantų mokyklai, kad sako, čia jau pati kečiausia mokykla sąjungai. Bet aš manau, kad visur tą patį kalbėdavo, todėl nežinau, ar buvo kečiausia pati ir baisiausia, bet iš tikrųjų šiaip tai buvo pakankamai baisi. Ten, tiek lauždavo žmonės. O kadangi reikėjo padaryti seržantus, kurie kitus laužtų, tai jau mūsų laužė, taip jau, tiesiog, tikrai laužė, kaip reikalas. Bet aš buvau tik tai atėjęs, čia iš pasaulio, ta prasme, iš to, kurio gyvenau, patekęs į armiją, aš galvoju, kaip čia, visi tarnavo, taigi ir aš atitarnausiu ir viskas bus gerai. Bet gavosi taip, kad man ten kažkurį laiką pabuvus, man pavogė batus naktį. Aš ryte atsikeliu, o ten mes miegodavom maždaug, taip, jeigu vidurkį paėmus kokius pirmus 3 mėnesius, tai taip, jeigu 2 valandos, gal 3 būdavo vidurkis, kuriuos mes miegodavom. O daugiau visai ką nors darėm. Visą laiką nors darėm. Ir aš po tų 3 valandų vienąsyk atsikeliu, nėra batų. Aš sakau, nėra batų mano. O mūsų koks reikalas sako, iš kur nori, iš ten imk. Eik naktį į kitas kazarmas, iš ten pasivok, jeigu iš tavęs pavogė. Aš galvoju, eisiu, bet galvoju, pagausiu, gausiu kaulus. Blogai. Ir tada vienas toks lietuvis, ten tarnavo, jis buvo daugiau partarnavęs, jau ten buvo nebe seržanto mokyklai, jis priklausė, jis ten buvo aptarnavimo, tai reiškia, ten jis vairuotojų dirba. Ir jis sako, aš tau tokius batus, sako, turiu, jie tokie biški paplyšę, bet sako, vis tiek geriau negu nieko. Ir jis man davė tos batus. Iki to laiko aš jau eidavau į placą, į rikiuotės su šlepetėm. Per sniegą, ten Gruzija, bet žiemos metu prisnigdavo daug sniego. Ten kokį pusę metro tai tikrai būdavo sniego. Kalnuose, mes ten virš jūros lygio, ten buvo kažkur apie kilometrą su viršum. Ir su šlepetėm tada jis davė batus, aš tuos batus pradėjau vaikščioti, jie buvo man per maži, surėtęs pirštus, bet eidavau, reiškia, vis tiek nespausdavo man jie stipriai. Ir galų gale atplyšo padas vieną batą. Ir man ten pralysdavo pilną sniego tenais ir aš peršalau. Ten vienas dalykas nuovargis padarė, peršalimas ir aš peršalau, susirgau. Ir aš sirgau labai stipriai, maždaug gal kokias 2 savaitės, bandžiau eiti ten, kur gydo, bet ten, pasakė, mes turim vieną vaistą nuo visų lygų. Tai sako, yra purgenas. Sako, labai gerai veikia. Tai va, aš sakau, ačiū, gal kitaip pasveiksiu, sakau, be vaistų tada jau bandysiu. Bet temperatūra man laikėsi 40 ilgą laiką ir aš jau jutau, kad mano jėgos senka ir aš nežinau, kad būtų viskas pasibaigę, bet vienas iš Latvijos buvo irgi mano šūkiu, mes tą pačią dieną atvykom ir galų gale po 2 metų mes tą pačią dieną išvykom iš kariuomenės. Visą tarnybą kartu pravarėm. Tas latviukas, jisai susirgo geltą. Ir jisai visas pageltonavo, visas geltonas, o kadangi aš jau 2 savaitės vaikščiau su 40 temperatūrai, mane pažiūrėjo, sako, tu sergi geltą. Ir mane į mašiną išvežė į Tbilisį į karinę ligoninę. Ten mane tą latviuką paguldė,
mane į vieną skyrių paguldė, paskui dar į kitą skyrių, galų galę į vidaus lygų skyrių paguldė. Sako, tu išsergiai, o man jau temperatūra buvo tokia, kad aš žinau, kad man rūkas tik tai akise ten plaukia, aš nieko nebemačiau, kas nevyksta. Man visiškai buvo vienodai, ten kažkas man kažką sako, man ten kažkur iš toli, iš kažkur tai ir visiškai neįdomu. Ir galų galę ten mane 2 mėnesius gydė, ne, 1,5 mėnesio, antibiotikus, kas 4 valandas, man atrodo, dieną naktį. Taip. Kaldavo ir kaldavo, kaldavo ir kaldavo. Po 1,5 mėnesio sako, nu va, sako, dabar tu galėsi išvykti namo, ten reiškia, duosim atostogų, tau paskirsim po tos lygos. O ko sirgau, taip ir nesako, aš galvoju, kad man plaučių uždegimas, nes antibiotikus nuo plaučių uždegimo pastoviai taip, stipriai tokių režimų varo. Ir galų gale grįžau iš kariuomenės namo, atostogų. Viskas tarsi tvarkoja, vėl visi draugai, visas gyvenimas, vėl čia praėjo tie 2 mėnesiai, grįžau atgal jau į tą seržantų mokyklą, o jau tos seržantus 1,5 metų praėjusius jau išskirsto į kitus dalinius. Man sako, nu kas su tam daryti, sako, tu čia tik pusę tarnybos buvai, sako, kaip čia dabar, ai, sako, nu gerai, vis tiek, sako, tu duosim jaunesnysis seržantas, sako, vis tiek, nu, kažkiek buvai. Nu ir mane su to latviuku, tas latviukas grįžo irgi po 2 mėnesių tą pačią dieną, kaip ir aš, po Geltos. Nu, mes tokia buvome, dieną į dieną viską gyvenom su to Latviu. Toksai Gundars vardas jo. Bet pasirodo, ta liga buvo nedagydyta man, nedagydė. Ir man buvo ne plaučių uždegimas, buvo, o širdies raumens uždegimas. Širdies raumens. Ir kadangi jis nebuvo pilnai išgydytas, o aš nežinau, aš galvoju, kad man ten buvo plaučiai, aš galvoju, mane gydė nuo plaučių, aš nekreipiau dėmesį į tą širdį, nieko nejaučiau taip, kad kažkas jaustusi. Grįžau, 1,5 metų dar baigiau tarnybą, po to iš armijos grįžęs jau susipažinau su Laima, su savo žmona ir nusprendėm ženytis, tuoktis, ar kaip čia pasakyti, nusprendėm kurti šeimą. Ir aš nueinu pas gydytojus, komisiją medicininę reikėdavo praeiti. Nežinau, ar dabar reikia, bet seniau tai tikrai reikėdavo. Nueinu į ligoninę, komisiją praeiti, nuėjau pas vidaus ligų gydytoją. Jinai, ten pažiūrėjo, ten truputėlį taip, pasiklausė plaučius, sako, daug spaudimą pamatuosi. Paėmė tą aparatą, ten papumpavo, sako, sugedo aparatą, sako. Nuėjo kitą pasiėmė, atsineša kitą, vėl man papumpavo matuoti spaudimą, tai pažiūrėjo į mane, sako, einam su manim. Nuvedė pas kitą gydytoją ir sako, čia va, taip ir taip, ten kažką ten pasakė, tą paėmė, mane pasiklausė, paguldė, klausėsi širdį, spaudimą matavo, paskiau pasisodino, taip sako, turim pasakyti, jaunas žmogaus, sako, kad jūs rimtai sergate. Aš galvoju, kad tu čia šneki dabar? Gydytoja taip nusišneki, taigi nieko nėra, aš nieko nejaučiu, pas manim viskas tvarkoj. Bet jinai žinojo, ką šneka. Jinai sako, vienu žodžiu, pas tavai yra reumatas širdies ir vožtuvas, vienas tas aortos vožtuvas, pagrindinis jisai jau dirba nepilnų pajėgumų, reiškia, tik dalinai darinėjasi, nebeatsidaro. Tiksliau sakant, neužsidaro pilnai. Praleidžia atgal kraujo tam tikrą dalį. Na, bet aš, žinot, jaunas, labai galvoju apie sveikatą, ten toliau gyvenau vėl kaip gavosi. Kol vieną dieną, aš atsimenu gerai, ėjau namuose per kambarį ir galvojau, ko tas kambarys verčiasi, nesuprantu. Atrodo, kad kambarys apsivertė. Pasirodo, ne kambarys apsivertė, bet aš pats nukritau kambarį. Atvažiavo greitoji, man ten suleido vaistų ir ten taip tarsi kuriam laiku buvo pagerėję, nes jau šiaip tai galvoju, kad jau mirštu, jau galvoju viskas, jau mirštu. Bet jie ten suleido vaistų, man ten biškai kažkas pagerėjo šiek tiek, bet jau nuo to laiko mano sveikata tik tai blogėjo. Ir aš nuo 1,5 iki 2 metų maždaug gyvenau tarp gyvenimo ir mirties. Aš važiuodavau pas gydytojus, mane vežė visur, kur tai galim pas profesorių į Kauną. Ir visi sako, nu negali tau tai blogai būti. Pagal tai, kaip yra širdies stovis, nu negali būti blogai. O aš mirdavau. Aš kiekvieną dieną vaikščiau, tarsi aš galvoju, įdomu, ar rytoj išgyvensiu ar neišgyvensiu, ar numirsiu ar nenumirsiu. Jau nieks nepadėdavo, jokie vaistai nepadėdavo, nieks nepadėdavo. Vienas dalykas, ką darydavau, tai eidavau į vonę, atsisukdavau šaltą vandenį, pakišdavau galvą po šaltą vandenį ir stovėdavau, bėgdavau vanduo šaltas per galvą. Kelis sykius jau buvo vienas namuose ir pasidėjau taip blogai, tai 4 daidavau iki durų, atrakindavau duris, galvojau, kai numirsiu, kad bent nelaužtų durų. Kam tas duris dar laužyti, čia reikės dėl manęs. Atrakinu duris, kad galėtų kažkas įeiti ir nes jau galvojau, kad mirštu. Ir galų gale gavosi taip, kad per pažįstamus pakliuvau į Vilnių į Santariškes ir mane čia ištyrė, viskas sako, tave būtinai reikia operuoti. Nu, galvoju, reikia, tai reikia.
mane padarė visus analizus, tyrimus, aš jau buvau paruoštas operacijai, bet pamačiau vieną išoperuotą žmogų. Kai pamačiau, kaip jis atrodo, sakau, ne, ačiū, nereikia, aš važiuoju namo. Neaiškiai, sakau, rūbus, aš važiuoju namo, viskas. Jokių kalbų. Tada man atnešė rūbus, sako, mes tave įtraukiam į eilę, atvažiuosi į Rūdinį ir mes tave išoperuosim. Tai buvo pavasarį, kada aš jau bėgau, sako, atvažiuosi į Rūdinį. Nu ir iš tikrųjų, aš tą vasarą tokią sunkią praleidau. Vėlgi, tarp mirties ir gyvenimo, toks balansuoji ant tokios ribos atsistojęs ir neaišku, į kurią pusę nuslysi. Ir Rūdinį nuvažiavau. Aš buvau 7 iš eilės sustatyta. 7 buvo eilė operuoti. Ir 4 kurios prieš mane operavo, numirė. Ir dabar ateina eilė man. Ir suprantate, man buvo šokas. Aš galvoju, įdomu, kas dabar bus. Ir aš savo klausimą užduodu, o kas bus? Įdomu, aš ten jausiu, ką nors, kai numirsiu, ar nejausiu, ką reiškia būti numirusiu. Mane pradėjo kamuoti klausimai. Ir paskutinę naktį, prieš operaciją, visą laiką suleidžia tokių raminamų vaistų, kad žmogus miegotų. Nes kad stogas, vienu žodžiu, nenuvažiuotų. Suleidžia vaistų, žmogus užmiega ir atsikelia, jau ten ir jie dar suveikia kaip tokia profilaktiškai prieš narkozę. Dar ten, reiškia, kažkokį jau pradeda ten kažkokį veikimą, kaip narkozės pradžia. O man pamiršo. Ir aš galvoju, kad tai Dievo darbas buvo vis tik tai. Man pamiršo suleisti. Aš visą naktį guliu lovai, ligoniniai, visi miega. O aš galvoju apie gyvenimo prasmę pradėjau galvoti. Įdomu, ką tai reiškia būti numirusiu, kas tai gali būti per jausmas, ar jauti ką nors, ar nejauti. Ir galų gale gavosi taip, kad aš pradėjau mąstyti, ką aš gyvenime gero padariau. O jeigu aš pradėčiau pasakoti, ką aš blogo padariau, tai sakau, reiktų iki ryto. O man seka klausimas, ką aš padariau gero. Ir aš nieko neturiu ko pasakyti pats savo neturiu ko pasakyti, ką aš gero padariau. Nes jeigu ir dariau, tai dariau tik dėl to, kad kažkokią naudą norėjau turėti. Galėdavau kažką padaryti, prieiti kažką gerą žodį pasakyti arba kažkokį darbą padaryti, bet vis tiek turėdavau kažkokį motyvą, paslėptą motyvą tame. O taip, kad iš širdies, iš tikrųjų, dėl noro vien tik tai padaryti gerą, tik dėl to, kad padaryti gerą, neturėjau tokių dalykų. Ir aš supratau, kad pasigirti neturiu kom. Bandžiau save nuraminti, sakau, 2 vaikai yra, vis tik tai, netuščias gyvenimas. Bet mintis, o jeigu tie vaikai užaugs tokia, kaip tu užaugai? Ir būtent tą vakarą, kada aš gulėjau ten to santariškėse klinikose, toj palatai, man nuo 3 metų, kada aš girdėjau, iki tada, kai man sukako, tada jau buvo 30 metų, aš pirmą kartą uždaviau savo mintį. O jeigu Dievas yra, man pačiam ta mintis mane patį išgąsdino, aš galvoju, palauk, aš taigi netikiu, jokio Dievo nėra, bet ta mintis, o jeigu Dievas yra? Ir man tai buvo, toksai šokas. Ir aš atsakymo savo neradau tada, neturėjau atsakymo. Mane iš ryto atėjo seselė, sako, tai tu nemiegi? Sakau, ne. Tai sako, tau nesuleido vakar? Ne, sakau, nesuleido. Nubėgo, staigiai man nukola pumps, man tik tai galvytė apsisuka, reiškia, dainuoti norisi, galėtum šokti. Paguldė, nurengė, reiškia, paguldė ant to vežimėlio, tik tai paklodė, užtraukė ir išvežė operacinę. Operaciniai guliau, jau tų vaistų, kai suleido, man jau ranką pjauna, nes dar, reiškia, dirbtinė kraujo apytaka pajungti, reiškia. Aš nieko nejaučiu, guliu, nuo tų vaistų, taip toksai jau. Paskiau ateina anesteziologas, taip, ten visi užsirišė, bet aš supratau, kad anesteziologas sako, ką, miegosim? Sakau, gerai, jeigu miegosim, tai miegosim. Žinot, toks kaip, jausmas toks kaip gera būti šnapsui, kalės toksai, miegosim, miegosim, jeigu reikia. Jie taip sako, pasako, ką jauti. Ir aš taip žiūriu, tas lempas, ten reiškia tas didelis ir čia toks mažesnis, nes čia ranka ištiesta ta ranka, kur pjausi, tas apšvietimas iš viršaus. Aš taip žiūriu, taip biškai akis pakreipiau, truputėlį langą, žiūriu taip langą, sakau, langas, čia šviesa, ir tik jaučiu taip nuo lango tokio kaip tamsa, tik tai. Ir viskas dinga. Vienu žodžiu, išoperavo mano tą širdį. Gausis, nežinau, kaip šitą padaryti trumpai, kad būtų. Išoperavo man tą širdį, pakeitė dirbtinį vožtuvą aortos, bet kai mane nuvežė į reanimaciją, aš jau pradėjau atsigavinėti po truputį, bet aš to neatsimenu gerai. Tik man, kai papasakojo, aš pradėjau truputėlį prisiminti, šiaip nebūčiau atsiminęs.
Jau reanimacijai guliu ir ten šalia kitas žmogus operuotas, bet jam operavo ne voštuvą, bet jam keitė kraujagyslės. Šinos, šinavo tenais. Ir ima iš kojas kraujagyslę ir keičia kur kraujagyslę, kur pačią širdį maitina. Tai jam trumpesnė operacija ir jis jau greičiau atsigavęs, jisai paskui man pasakoja. Sako, tu sako guli ir mes sako šnekamės, tu sako ten kažką pasakoja, žinai, po narkozės, nes žmogus toksai, pasakoja ten belėką. Ir čia, reiškia, pradurtas šonas ir čia išvežtas vamsdelės, iš plaučių, kad iš plaučių skystis išbėgtų. Toks butelis, toksai kabo, toksai pralovos, toks skaidrus, kiaurai, matosi, kas jame yra. Ir toks skystis bėga, toks drumzlinas, toksai matosi, kažkaip man pabėgė. Ir man ten, tai bekalbant su juo, aš tai pasižiūriu tą butelį, žiūriu, per tą vamsdelį bėga jau kraujas, raudonas. O ten tas butelis, gal kokių 3 litrų, toks didelė tokia bankė, tokia kaba. Aš taip, jis sako, tu man sakai, tas jau kitas pasakas, sako, tu man sakai, žiūrėk, kraujas pradėjo bėgti, žiūrėk, jau litras pribėgo, jau 2 pribėgo, kaip ten man nepastebėjo, nežinau, bet ir staiga seselės pamatė reanimacijoje, kad vyksta ir sako, vėl tave su to vežimėliu, vėl į operacinę. Bet aš nelabai atsiminiau, jeigu man nebūtų pasakę. Ir vėl iš naujo man čia, kur krūtinė buvo prapjauta, išardė viską, vėl atidarė, nes kraujagyslė buvo pradėjus, reiškia, kraujavimas vidinis. Ir man uždegino tą kraujagyslę, vėl iš naujo užsiuvo, ir taip toliau. Vienu žodžiu, likau gyvas ir žinau, kad velnias iš tikrųjų norėjo gyvenimą atimti, norėjo sunaikinti, bet jam nepavyko, likau gyvas ir po to grįžęs jau namo. Jau mintis apie tai, kuri buvo prieš operaciją, o jeigu Dievas yra, jinai manęs nebepaleido, aš apie ją mąsčiau. Aš apie ją mąsčiau ir galvoju, ką tai reiškia, kaip tai suprasti. Ir galų gale iš savo norą kažkaip suprasti, pradėjau užsiiminėti spiritizmu. Nulindau į spiritizmą. Bet spiritizmo metu aš patyriau vieną atgamtinį stebuklą. O buvo taip, reiškia, ten uždavinėjau klausimus, ten atsakymai ir aš jau tobulėjau tame, ryškiai. Iš pradžių buvo sunku, paskui lengviau, paskilaidavo viskas kaip iš pypkės ir aš jau gaudavau nurodymus, kaip ten tobulėti ir toliau. Bet vienas iki vieno to, reiškia, rinkau kažkokį tai žodį, staiga per vidurį, pams nutrūko, neveikia tas, man neveikia visiškai, ką nedarau, neveikia. Ir staiga pradeda veikti, bet per vidurį žodžio visiškai kitą prasme pradeda. Pusė žodžio surinkta ir vidurį pradeda man surinka. Baig tai, ką darai. Nustok tai daryti. Aš galvoju, ką tai reiškia nustoti daryti? Ką tai reiškia nustoti? Toliau. Mokykis mylėti Dievą ir mokykis mylėti žmonės. Aš tada nežinau Biblijos, aš nebuvau skaitęs Naujojo testamento, bet man tai buvo keista. Ir staiga vėl pasibaigė ir tas žodis, kur buvo tik pusė surinktas, dasibaigė man tada rinktis jau vėl kaip jau įprasta buvo. Aš iš pradžių nesupratau, kas čia buvo. Kažkokia mintis, kažkaip iššoko, žinot, kaip klaida kokiam kompiuteriu, reiškia. Spausdini, kažkoks sakinys nukopijuotas, bums, tau įdeda į tą ir paskui toliau viskas vyksta. Nesuprantu, kas čia vyko. Bet žinot, nekreipiau dėmesio, įvyko, tai įvyko, maža čia kas. Ir toliau ten tobulėjau, kol vieną dieną vos nenumiriau nuo to seanso. Vieno seanso metu aš tada pradėjau kažkur tarsi kristi duobę. Viskas išsivertė. Aš nežinau, aš kaip mėgdavau skaityti iki to laiko, mėgdavau fantastiką skaityti, tai tarsi išsivertė erdvė. Pasikeitė išmatavimai. Ten, kur atstumas didelis, jis susitraukė į nulį, o ten, kur buvo visiškai mažas, jis vienu žodžiu išsiplėtė labai. Visiškai pasikeitė išmatavimai. Aš sėdžiau kambarį, o kambarys kaip visa visata. Diduma ir aš kažkoks taškelis tam kambarį sėdžiu, aš save taip jaučiu. Ir supratau, kad dabar kažkas bus. Ir aš staiga pašokau ir sakau laimė, einam greitai lauką pasivaikščioti, nes jau baimėjame. Dar pamiršau vieną svarbų pasakyti dalyką, tai kad dar prieš operaciją Laimos brolio, tai reiškia, tas pats tėvas, tik tai kita mama buvo, nes jos tėvai buvo įsiskyrę, buvo vestuvės ir mus pakvietė vestuvės. Kadangi Laimos kaip ir brolis, tas pats tėvas. Man jau buvo labai blogai, jau su širdėm, jau prieš operaciją šiandien blogai ir sakau, vis tiek reikia nuvažiuoti tas vestuvės. Važiavome tas vestuvės ir sakau, tikrai negersiu, tikrai nes kur ten sveikatos nėra, tai jokių šansą. Nuvažiavam kažkur ten, žinau, Marijampolėj, prie kažkokio ežero, ant ežero kranto kažkokia ten pirtis buvo, ten kažkokiais pirti ten viskas vyko.
ten salė, ten viskas vienu žodžiu, ten tuo laiku buvo labai geras aukštas lygis. Ir aš galvoju, negersiu, ir kažkaip atsisėdom prie stalo, ir ten rinko komendantas, ir paėmė ir mane išrinko komendantų stalo. Nu ką, ten jeigu komendantas, tai reikia pabiškinti, reikia pavyzdį rodyti kitiems, aš pradėjau gerti, o mano tas charakteris būdavo, kaip ir viso. Jeigu biškį išgerai, tai gers ir daug. Tai reiškia, išgeriau biškį ir staiga pasibaigia man visus silpnumai, jėgų atsirado ir pradėjau gerti. Aš ten pridariau tiek nesąmonių per tas vestuvės. Laima grįžusi po to su manim nekalbėjo kažkurį laiką. Nes aš tiek nesąmonių, aš tokia charakterį buvau. Jau kaip prisigerdavau, tai būtinai nuotykiai reikalingi būdavo. Neišeidavo apie nuotykį. Ten pridariau daug visko. Ir grįžus namo, Laima ant manęs užpykusi. Pirmą naktį, tai reiškia, nesimenu, kaip grįžom namo. O antrą naktį jau, žinot, kaip jau toks viskas, galvoju, Laima ant manęs pyksta, aš einu į kitą kambarį. Pasinešiau čiūžinį, pasitęsiau čiūžinį ant grindų, atsiguliau, bet žinot, toks kaip tokia stovi būna. Nei tu mėgiai, 2 dienas gerės, tai nei mėgiai, nei nemėgiai, toksai, nesuprasi. Ir staiga jaučiu, tarsi man kaklą kažkas spaudžia, smaugia mane. Aš galvojau, į tokią mintis pirmą, jau, atsirado jau, reiškia. Jau važiavai žmogau su savo tam vestuvėm, jau prisigėriai. Bet žinot, taip, akis taip pasakau, taip akis į langą ir matau, kaip kambarį, žinot, tas langas toks šviesesnis rėmas vis tiek išsimuša tamsoj naktį. Aš žiūriu, taigi tas langas matosi ir staiga supratau, kad aš nesapnuoju. Nes iš pradžio, geras sapnas, jau prisigėriau, dabar sapnus, košmarus sapnuoju. Ir staiga suprantu, kad tai nesapnas, o mane smaugia. Ir aš nežinau, ko šauktis. Aš tas rankas paėmiau, žmogaus rankos ant kaklo, nežinau, ar žmogaus, bet rankos. Mane smaugia. Aš tas rankas plėšinu kaklo, negaliu nuplėšti. Ir mane toliau smaugia, spaudžia gerklę. Ir aš vieną dalyką surikau. Mama, nežinau, ko daugiau. Laima ryte sako, kas tau visiškai pavažiavo, sako, ko ten reikia naktį. Bet kai surikau, žinau, kad dingo viskas prapuolė. Ir aš tada, šiandieną aš jau, ir aišku, kai tikėjau, supratau. Ir šiandieną galiu pasakyti, aš žinau, kad tai velnės mane norėjo tikrai paspaukti. Tikrai jis norėjo mane pasmaukti. Bet galų gale, kai jau po visų tų, kai man pasidarė blogai, kai to spiritizmo užsiminėjau, aš supratau, kad čia reikia užrišinėti tos dalykus, aš baigiau. Ir po kurio laiko draugas mano gėrė, aš tai susitikau nuo žemės svečių, sako, žinai, aš dabar neišėnam pabūti kartu, sako, aš einu į bažnyčią, sako, nes Uošvinė nuėjo, tokia nauja bažnyčia yra, Kėdainiuose, sako, Uošvinė nuėjo ir ten, sako, ir už ligonės meldžiasi, sako, ir aš einu, sako, gal kažkaip tai Dievas padės man, kad nustočiau gerti. Sako, gal tu nori eiti kartu? Aš galvoju, aišku noriu, nes aš jau man mintis sukosi ir aš galvoju apie kataliką, gal reiktų eiti į katalikų bažnyčią, bet aš prisimindavau, ne tai, kad prisimindavau, bet va tas jausmas, kuris mane vaikystė aplankė, aš jo negalėjau prisiminti iki to laiko, bet jisai atsirado, galvoju, į katalikų bažnyčią, nenoriu ir viskas. Ir jis nuėjom su to draugu ir tada, būtent tada Olga atvažiavo, pamokslavo Dievo žodį ir supratau viskas, tai yra man. Ir išėjome į priekį melstis su to draugu. Tai va toks gyvenimas. Po to pradėjau tarnauti, žmona atėjo į bažnyčią, įtikėjo, gal buvo įtikėjus, kaip sako, jau tikėjo Dievu iki to laiko, bet pradėjom tarnauti ir galų gale gavosi taip, kad vieną dieną mane pastatė pastorium bažnyčios. O žinot, dar kaip aš pasakau apie tą spiritizmą, kaip man tas įterpimas reiškia į tą žodį. Aš pradėjau skaityti Naują Testamentą. Gavau Naują Testamentą. Tada Biblijų nebuvo kaip dabar. Dabar tai Biblijų, kur nori, ten gausi. Visur yra ir brangesnių, ir pigesnių, kokių nori. Tuo laiku nebuvo. Ir galų gale mes gavom iš reformatų bažnyčios, gavom Naują Testamentą ir aš pradėjau skaityti. Aš tada, kadangi buvo reiškia, po operacijos, aš sargavau pieninį Kėdainių, Sūrių gamyklą, tai vadinasi, pieninę. Ir tenai skaitydavau aš. Skaitydavau po 8 valandas į dieną Naują Testamentą. Ir staiga aš skaitau. Mylėk Dievą visą savo sielą, visą savo širdimi, visų protą ir taip toliau, ar ne? O savo artimo kaip save patį. Kažkur girdėti žodžių, po kur aš juos girdėjau, galvoju. Ir staiga prisimenu, taigi įterpimas tas, kur buvo. Mokykis mylėti Dievą ir mokykis mylėti žmonės. Iš esmės tas pats. Ir sako, ir raštas sako, Jėzus kalba sako, tai yra didžiausias įsakymas. Pats didžiausias įsakymas.
Ir iš tikrųjų Dievas man va tokiu būdu parodė netgi tą patį savo didžiausią įsakymą, nors aš dar tada nesupratau, kas tai yra. Bet kai pradėjau skaityti Šventą raštą, supratau, kad Dievas man kalbėjo. Ir tai žiūrint, tai atrodo kaip pasaka, bet tai mano gyvenime vyko iš tikrųjų. Aš nemeluoju, aš nekoriu kažkokių pasakų, taip yra. Tai buvo mano gyvenime. Ir aš dėkoju Dievui, kad iš tikrųjų šiandien aš galiu kažkiek pasitarnauti, nes aš tokį trumpą pamoksliuką pasakysiu, nes jau prakalbėjau čia nemažai laiko, bet noriu pasakyti trumpą pamoksliuką. Aš jį tiesiog pavadinau 2 karalystės. Nes aš pats per tas 2 karalystės perėjau. Aš buvau vienoje karalystėje ir galų gale perėjau į kitą karalystę. Ir ne tai, kad perėjau, bet Dievas mane iš tos išrovė, ištraukė su visom šaknim ir įsodino į kitą. Ir vat norėčiau truputėlį pakalbėti, iš tikrųjų, nes aš labai gerai suprantu, kad tokios temos nėra bažnyčiose dažnai kalbamos. Gal pas jūs kalba, nežinau, bet aš pats, kiek girdžiu, tai yra daugiau kalbama apie Dievą, ką Dievas daro ir kaip jisai veikia. Ir čia irgi apie Dievą aš kalbėsiu kažkiek tai, bet yra kita karalystė. Mes turim nepamiršti, kad yra kita karalystė. Ir Jėzus tai vardina karalystė taip pat. Ir, pavyzdžiui, psalme, 145 psalme, galit nesiversti, aš pacituosiu, 11-13 eilutė sako, tavo karalystė amžina ir tavo valdžia lieka per amžius, Dovydas rašo psalmiai. Jis kalba apie Dievą, jis išlovina Dievą ir sako, tavo karalystė amžina ir tavo valdžia lieka per amžius, jis kalba apie Dievo karalystę. Kada Jėzus atėjo, ką jis sako, prie jūsų prisiartino Dievo karalystė. Dievo karalystė. Ir mes puikiai žinom, kad Dievo karalystė egzistuoja, ar ne? Bet egzistuoja ir kita karalystė. Yra kita karalystė. Ir aš parodysiu, kad jūs suprasimėt, kad tai iš tikrųjų aš nesugalvojau, bet taip yra. Evangelija pagal Matą, 12 skyrius. (24 eilutė). Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo jėga. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas ir namas neišsilaikys. Jeigu tad šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tada galėtų išsilaikyti jo karalystę? Čia kalba apie šėtoną, sako, kaip išsilaikyti jo karalystę? Ir jis kalba, kad jo karalystė yra. Iki to, kai Jėzus kalbėjo, sako, jo karalystė išsilaikius. Jinai yra, jinai egzistuoja. Toliau. Evangelija pagal Joną, 18 skyrius, 36 eilutė. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Ir Jėzus sako, šitas pasaulis ne iš čia mano karalystė ateinanti. Ne iš čia ateina, ne iš šito pasaulio mano karalystė ateina. Čia šitom pasaulyje yra kita karalystė. Ir mes žinome, kad Adomas per savo nuodėmę jisai atidavė tos karalystės raktus šėtonai, velniai. Ir velnias šiandieną iki šios dienos dar jis yra šito žemėje. Šiaip jisai jau yra nugalėtas, kadangi Jėzus Kristus jau jį nugalėjo ir mes galim prieš jį kovoti. Mes turim galimybę. Iki Jėzus Kristus iš esmės niekas neturėjo galimybės kovoti su juo. Žmogus jis yra per silpnas su velniu kovoti. Jis neturi galimybės. Netgi ir dabar, kada velnias jau nugalėtas ir tiesiog, kaip sakyt, laukiam jo kapituliacijos paskutinės galutinės, ar ne? Bet jisai dar yra, jis egzistuoja ir net nusilpęs gali būti jisai, bet jis jau žmogus stipresnis. Mes kaip žmonės jam nieko nepadarysi. Nei tu duosi į galvą, nei dar ką nors padarysi jam. Nieko nepadarysi. Gali su kirviu mojotis prieš jį, bet jis yra taip dvasia, tu nieko jam negali padaryti tais dalykais. Dar vieną rašto vietą, kad užtvirtinti, kad raštas kalba apie karalystės. 2. Apreiškimo knyga 17 skyrius. Tai bus 12-14 eilutės. Tie 10 ragų, kuriuos matei, yra 10 karalių, kurie dar negavo karalystės, bet jie gaus valdžią kaip karaliai 1 valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną tikslą ir savo jėgą bei valdžią atiduos žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius. Ir su jo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Sako, žiūrėkit, sako, bus karaliai, 10 karalių, ten, ir čia ir kalbama apie simbolius, bet sako, tie 10 ragų, tai bus 10 karalių ir jie turės valdžią ir jie ką darys? Jie kovos su avinėliu. Kova.
Kaip dvi karalystės tarpusavy kovoja, taip ir čia dvi karalystės šiandieną vyksta kova. Ir svarbiausia yra tai, kad ta kova vyksta ne už lango, ne kažkur tai, jinai vyksta va čia žmogaus, va toj dėžutėj. Tas pagrindinis kompiuteris, va tam pagrindiniam kompiuteriu vyksta kova. Taigi, mes jau turbūt tada iš to jau pradam suprasti, gal kažkiek tai, kad yra dvi karalystės. Šitoj žemėje egzistuoja dvi karalystės. Buvo viena karalystė, tai yra Šėtono, Dievas pradėjo savo karalystę vėlgi čia skleisti. Nors iš pradžio buvo viena karalystė, Dievo karalystė, bet Adomas, jisai per savo kvailumą patikėjo velnio pagundimu, padarė tai, ką velnias kalba su Dievo kartu ir jie prarado. Prarado valdžią, prarado. Taigi, velnias jisai kas? Ar jisai toks jau labai galingas? Jisai, galim pasakyti taip, jis nėra toks galingas kaip Dievas. Nes visako valdžia, visako pradžia ir visako, kas sukurta, kas egzistuoja, viską padarė Dievas. Velnias nieko šito nepadarė. Absoliučiai nieko nepadarė. Jis nesukūrė. Velnias bando kurti kopijas. Vėlgi, kaip sakau, yra kompiuteris, kur galim pasausti, kopija ir nukopijuoja, bet jis nukopijuoja taip, kaip yra. Velnias, kada kopijuoja, viskas išsikreipia, nes pati velnio esybė yra iškreipta, jeigu žiūrint iš Dievo perspektyvos. Jeigu mes žiūrim taip, kaip kalba Dievas, tai ką jisai daro, ir pažiūrime velnę, pas velnę viskas yra iškreipta, žiauriai, nenormaliai, šlykščiai iškreipta. Bet velnės jisai bandavo tas kopijas daryti savaip, ir todėl žmonės yra pavirkti, nes jie galvoja kitą syką, kad jie daro teisingus dalykus. Ir aš truputėlį užsirašiau tokias mintis. Nes jeigu Dievas yra kūrėjas, velnės taip pat nori būti kūrėjas, ar ne? Velnės nori pamėgdžioti Dievą, jo yra tikslas pamėgdžioti Dievą ir Dievas viską sukūrė, viskas egzistuoja, bet svarbiausia, ką jisai sukūrė, tai yra žmonės, gyvybė. Bet ką mes šiandieną girdim? Jau yra ambicijos žmonių kurti gyvybę. Klonavimo būdu. Reiškia, klonuoti žmonės, sukurti tai, kas iš nieko padaryti, iš vienos ląstelės ar ten iš kelių, aš nežinau, padaryti, išauginti naują žmogų. Ir pradėta ne nuo žmonių, aišku, tie eksperimentai, bet esminis galutinis tikslas yra klonuoti žmonės. Galutinis tikslas yra klonuoti žmonės. Ir žinot, tai yra velnio darbas, velnio tas reiškia, kopijavimas Dievo darbo. Ir nežinau, ar ten teisybė, kiek tos teisybės, nežinau, bet kad buvo, reiškia, klonavo avį. Ir avis Dolly vadinosi tokia. Teko gal skaityti. Viskas būtų tvarkoj, kad būtų avis. Iš išorės avis. Bet žinote, avis kokios yra? Nuolankios. Sako, avi netgi pjauni gerklę, jinai žiūri tave ir nieko nesipriešina, reiškia, tu gali perpjauti gerklę, jinai nukraujuos, numirs, bet ji neturi nieko priešintis, ji neturi jokios agresijos avis savyje. Už tai avinėlį ir vadina Jėzų Kristų kaip avinėlis. Todėl, kad jame nėra nieko pikto, nieko pasipriešinimo, jokios agresijos, absoliučiai. Bet va ta avis Dolly, jinai buvo, kaip ją klonavo, jinai neturėjo tokių savybių avies. Jeigu kažkas skaitėte. Jinai buvo kaip plėšrus žvėris. Jinai, būdami avimi, jin puldavo ant kitų avių ir jas draskydavo savo dantimis, savo kanopomis, kiek sugebėjo, jinai tiesiog bandydavo jas sunaikinti kitas avis. Va tau ir klonas velnio, suprantate? Va tau velnio kopija. Visiškai viskas iškreipta. Tai, ką daro velnės, kopijuoja, viskas yra iškreipiama. Toliau. Mes garbinam Dievą, ar ne? Mes garbinam Dievą, mes šlovinam, mes va čia giesmėmis, sakom, viešpatie, mes šlovinam ir garbinam tave. Ar jūs galvot, velnės nenori, kad jį garbintų? Be jokios abejonės. Jisai labai nori, nes jisai būtinai nori pakartoti tai, ką daro Dievas. Jis nori atsistoti Dievo vietą, nes jo taigi tikslas toksai. Kodėl aš turiu būti blogesnis už Dievą? Aš turiu būti dargi net aukščiau, atsisėsti Dievo sostį, stovėti Dievo vietoj. Tai velnio tikslas. Ir kaip mes šiandieną garbinam velnę? Tiksliau, kaip žmonė garbina velnį. Mes gal negarbinam, daug Dievė, kad mes negarbintume, jo tik tai. Bet žinot, aš pasakysiu vieną dalyką. Pagarbinti velnę galima vienu paprastu būdu, kuris mūsų gyvenime, nori, nenori ištinka. Tai yra nuodėmė. Nereikia nieko daryti. Nereikia sakyti, velnė, aš tau ten, žinot, gėtuot giesmės. Nebūtinai. Padaryk nuodėmę, bus pagarbintas jisai. Jam tik to reikia, nes tai yra ir jo jėga, jis iš to semėsi jėgą. Jis ant to stovi, ant to laikosi. Toliau.
Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Jis padarė šeimą. Taip? Tai yra šeima. Pati pirmoji šeima. Taip jau įvardina. Bent jau daugumą žmonių sako, tai buvo pirmoji šeima. Ir natūrali šeima tai yra vyras ir moteris. Nu, ne kitaip. Bet šiandieną mes girdim apie kitokias šeimas. Teko girdėti, ar ne? Homoseksualizmas. 2 vyrai arba 2 moteris nusprendžia sukurti šeimą ir dar nori įsivaikinti vaikus, nes vaikai, kaip sakyti, ištik iš vyro ir moters, kitaip neišeina, nes Dievas taip sukūrė, bet kadangi yra arba 2 vyrai arba 2 moteris, tai vaikai taip nebeišeina, kaip turėtų išeiti natūraliai, tai tada reikia iš kitų paimti ir įsivaikinti kitų pagimdytus vaikus. Ir pažiūrėkit, koks iškreipimas. Velnias viską iškreipia. Jisai bando daryti kopijas, bet jisai viską iškreipia. Jeigu Dievas padarė šeimą, tai velnias sako, taip šeima, bet šeima gali būti ir tai. Ir jis padaro, reiškia, iš 2 homoseksualistų šeimą, sako, tai yra šeima ir netgi dar praktiškai geriau negu kad normali. Ir tai velnio darbas. Ir mes kada kalbam apie velnę, mes kažkaip įsivaizduojam tokį pasakų herojų. Žinot, toks pasakų herojus, tenais, toks su ragais laksto, ten tokia uodega, žinot, juoda, ragai ir jis toks akis raudonas ir čia, žinot. Arba kai kiti tai iš jis nupiešia tokį, žinot, kipšiukas, toks nedidelis mažiukas, toksai, važiuoja girtas automobiliu, ten ant stiklo iššokinėja. Tokias karikatūras esu matęs. Bet iš tikrųjų jisai nėra herojus. Ir jeigu iš tikrųjų šiandieną mes pamatytumėme velnę ir žinotume, kad tai velnas, jisai būtų 100% užgarantuotas. Biblijoje to nėra parašyta, bet užgarantuotas 100%, kad jis atrodytų kaip natūralus žmogus. Kaip žmogus. Ir aš kada žiūriu tam tikrus filmus, pavyzdžiui, žiūriu Velnio advokatas filmą, ir man jisai buvo įdomu žiūrėti dėl to, kad kaip buvo pavaizduotas velnias ir kaip jisai veikia šitam pasaulyje. Man tas filmas labai taip imponavo. Gražiai pastatytas, sukurtas. Ir tenais yra žmogus, jis reiškia korporacijos didžiulės valdovas ir viską valdo. Ir jeigu velnę mes šiandien pamatytume, jisai nebūtų, jis nerodytų savo ragų, jis nerodytų savo kanopų, jis būtų kaip žmogus, taip kaip kiti. Tik tai galbūt išmintingesnis, daugiau turintis kažkokios galios, daugiau kažkokios valdžios ir visi, žinot, tokie jaustos jo biški truputėlį paniekinti, nes jisai būtų aukščiau visų. Toks velnės yra. Iš tikrųjų, Dievas, kada sukūrė žmogų, jis norėjo, kad žmogus būtų nuo jo priklausomas. Jis jam davė laisvę. Bet čia tame ir yra esmė, kad kai tampi priklausomas nuo Dievo, tada įgyji laisvę. Kai tampi priklausomas nuo kažko kito, tampi priklausomas. ir jokios laisvės. Tu prarandi laisvę. Bet kada mes priklausome nuo Dievo, tada mes ko prisipildom? Mes prisipildom meilės, vilties, gerumo, šviesos. Bet velnias vėlgi daro kopiją. Jis sako, taip, bet būkit priklausomi. Ir jis duoda narkotikus, alkoholį, paleistuvystės įvairiausias, lošimus, maža, kad daug įvairių dalykų šiandieną pasaulyje, nuo kurio žmonės priklausomi. Ir taip pat tokia iškreipta kopija. Suprantat? Žiauriai, šlykščiai, nemaloniai iškreipta kopija. Ir tai yra 2 karalystės, jos egzistuoja. Bet įdomiausia yra tai, kad žmonėms lengviau priimti iškreiptas kopijas negu originalą. Jiems kažkodėl geriau, lengviau prieina. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Apie ką velnias kopijuoja nuo Dievo. Dievas sukūrė žmogų, kad su juo bendrauti. Ar ne? Jisai sukūrė pagal savo atvaizdą ir pavydalą tam, kad turėtų savo lygiavertį, kaip sakė, ne tai bendradarbį, bet lygiavertį savo sukūrėtų, galėtų bendrauti. Ir mes kaip žmonės iš tikrųjų esame žiauriai apdovanoti. Vien dėl to, kad Dievas mus tokius sukūrė, mes žiauriai apdovanoti. Bet jisai nori, kad mes su juo bendrautume ir tikėtume juo. Dievo yra toks noras ir jis sako, jis kažką mumise įdėjo. Jeigu to neužpildai Dievu, jeigu Dievas tos vietos neužpildo, mes neleidžiame pripildyti mūsų, tada kažkas kitas mus pripildo. Tai yra iš kitos karalystės ateina ir pripildo. Bet velnias lygiai taip pat kopijuoja. Ką jisai kūrė? Jisai kūrė religiją, kur irgi tarsi kalbama apie Dievą, tarsi šlovino, bet jis sako, neša gyvenimo, neša mirtį. O kodėl religija yra blogai? Klausimas.
o todėl, kad jinai suteikia netikrą viltį žmogui. Tai yra netikra viltis. Tu tarsi viską gerai darai. Tu teisingai ir tą padariau, tai ką aš visiškai geras žmogus. Nu tai Dievas aš tada tikrai patinku. Dievas labai geras, jisai mane myli, nes aš tai ir tai darau. Bet visos religijos ir yra pastatytas ant to, kad reikia kažką daryti pirmiausiai. O paskui tada jau Dievas nuspręs, kad tu ten darai, ten tinkamas ar netinkamas. Bet Biblijoje kalba kitaip. Sako, pirmiausiai tikėk Jėzumi Kristumi. Tikėk Jėzumi Kristumi. Pirmiausia, reikia tikėti Jėzumi Kristumi, o ne pulti daryti pirmiausiai kažką. Ir kai mes tikime Jėzumi Kristumi, galų gale pareina ir darbai. Bet jeigu tu darysi darbus be Kristaus, bus kopijos. Bus tik tai kopijos. Iškreiptos, nešvarios, negražios, žiaurios. Jėzus pasakė apie religiją žydams. Mato 23:13 sako, jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę. Dangaus karalystę. Vieną karalystę, sako, užrakinate ją. Sako, kad ir patys neinat, ir kitiems neleidžiate įeiti. Štai vat, religijos pavyzdys. Jie gal net žino, kad yra dangaus karalystė. Jie gali sakyti, kad yra Dievas, yra Jėzus Kristus, jisai numirė už žmoniją, viskas tvarkoj, bet sako, yra toks dalykas. Vienoje vietoje yra kažkoks tai kaip durys, pro kurias reikia įeiti. Trakšti, užrakina, sako, žinokit, bet neįeisit. Nes mes jums paaiškinsim, kaip reikia įeiti ir kas tai yra, ir jūs kitaip nesuprasit, jūs per daug, per mažai dar susivokat savyje, jums reikia papildomų mokslo galbūt, ar kažką, kad bent kažkiek suprastumėte. Bet palaukit, mes šiandien turim Dievo žodį. Vat kur yra esmė, mes turim Dievo žodį. Ir Dievo žodis skirtas ne išrinktiesiems, o visiems. Jis skirtas kiekvienam žmogui. Kiekvienam žmogui. Taigi, iš karto turėtų iškilti klausimas. Nu gerai, tu čia pasakai, kad yra 2 karalystės. Nu ir ką? Visi puikiai suprantam. Taigi mes žinom. Daugumas bent iš mūsų tai tikrai žinom, kad yra tos karalystės. Yra ta karalystė šviesos, yra tamsos. Yra Dievo, yra velnio karalystė. Dievo karalystė karaliauja Dievas, Jėzus Kristus. Velnio karalystė šėtonas karaliauja. Bet tada klausimas iš tikrųjų, o ką daryti, jeigu tai yra? Ir mes turbūt ne kartą esam patyrę, būdami krikščionys, kad stengiamės gyventi Dievo karalystės standartais ir staiga per mūsų prilimpa visiškai kiti standartai. Mes krentam kažkur, klumpam, neįsilaikom. Ir ką tada daryti? Kur atsakymas? Kaip man elgtis? Kaip man įgauti jėgų? Iš kur paimti visą tai? Bet Biblija duoda atsakymą į tai. Yra atsakymas. Jokūbas rašo. Jokūbo 4:7. Jokūbo 4:7. Žiūrėkite. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Pirmiausiai atsiduokite Dievui, po to priešinkitės velniui ir sako, jisai pabėgs. Jisai yra už žmogų stipresnis. Bet jeigu mes atsiduodam Dievui, mes įgyjam Dievo jėgą. Ir mes tos Dievo jėga mes galim pasipriešinti velniui. Nes be Dievo mes jam niekaip nepasipriešinsim. Ir kaip ten rodo filmuose, kad žinot, ten kažkokius ten kažką daro, žmonės daro ir nugali demonus, reiškia. Juokas manima, tai yra apgavystė. Ir žinot, tais filmais negalim mes dabar remti, sakyti, kad galima demonus nugalėti. Neįmanoma jų nugalėti. Visų pirma, dėl to, kad mes jų pamatyti negalim. O jeigu mes matom, mes jų net pažįstam, kad jie yra demonai. Todėl, kad jie dažniausiai būna, kaip sakau, žmogaus pavydalė. Jie ateina kaip žmonės. Jeigu jau pasirodo. Toliau. Efeziečiam 4:27 parašyta. Galim perskaityti. Laiškas Efeziečiams. 4:27. Paulius rašo. Ir neduokite vietos velniui. Neduokite vietos velniui. Skaitykim toliau. Kas vogdavo, tegul daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užanspauduoti atpirkimo dienai.
Tai būna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Žinot, aš dar galiu pasakyti, kad vis tik tai mano liūdėsiu ir aš manau, kad ir visų liūdėsiu, vis tik tai velnias jisai turi vietas mumyse. Nes čia sako, neduokite vietos velniai, bet jis kažkaip tai suranda mumyse tos vietos. Ir tai rodo, kad mums yra kur judėti. Mes turim į ką judėti, mes turim ką daryti ir ką veikti. Mums reikia iš tikrųjų stengtis Dievo kiek įmanoma daugiau. Ir aš kalbu ne todėl, kad kažkaip pagazinti su velniu. O tas velnias, koks baisus, jūs kitaip ten, jis ten nukankins ir taip toliau. Ne dėl to, bet aš noriu pasakyti, kad raginu ne velnio bijoti, bet ieškoti Dievo. Ieškoti Dievo. Reikia ieškoti Dievo. Ir tada visi velniai bėgs nuo mūsų, kaip sako. Neduosime vietos velniai. O jeigu bažnyčiose vyksta apkalbos, nepasitenkinimai, tai žinau, kad ten jau veikia ne Dievas. Tikrai ne Dievas. Nežinau, kad aš patyriau per tą laiką, kiek bažnyčiose yra apkalbų, kiek nepatenkintų tais, kurie kažką tai daro. Nu, pas jūs gal dar ne, bet neaišku, ar nebus. Nežinau, kaip yra. Aš čia to klausimu nekalbėjau. Bet yra va tų dalykų. Ir žinot, tik kažkas pradeda kažką daryti, staiga apie jį prasideda. Ten tas, kodėl jis taip, kodėl taip, ir važiuoja. Kaip sako, pajechalai panislos. Tai va, žinot, va tokie dalykai. Ir iš tikrųjų prasideda tos nesąmonės. Palaukit, ten ne Dievas veikia. Ne Dievas veikia. Kada liežuvis nesuvaldomas, Jokūbas rašo apie liežuvį, sako, velnio padegtas. Velnio padegtas. Blogybė, kuri padegta velnio. Tik tai Dievas mus gali duoti jėgų suvaldyti liežuvį. Jis nėra suvaldomas, šiaip sako, niekas negali suvaldyti liežuvį. Sako, žmogaus prigimti suvaldo viską. Gyvūnus, vienu žodžiu, viską suvaldo. Nu, bet vat liežuvio. Bet tai yra blogybė, kuri velnio padegta. Kodėl? Todėl, kad liežuvis kalba tai, kas yra širdį. Ir tai yra tragedija. Ir mane tai gąsdina, nes aš kitąsyk matau, kad mano liežuvis dirba ne tai, kaip reikia. Aš tai savo nuoširdžiai. Aš pastebiu, kad ne vieną kartą, kad mano liežuvis daro ne tą darbą, kurį norėtų Dievas, kad daryčiau. Ir iš kitos pusės aš dėl to atgailauju ir sakau, Viešpatie atleisk, būk gailestingas. Aš tik tai jums prisipažįstu, bet šiaip tai aš tai darau slaptoj. Niekam nematant, ne dėl to, kad prieš kažką pasirodyti, bet aš sakau, Dieve atleisk, aš negaliu, bet kitas iki, žinot, vėl kažkas kai užnervuoja ir tu matai, liežuvis jau dirba savo darbą. Daug Dieve, kad mums iš tikrųjų duok Dieve galimybę susitvarkyti savo to liežuvį. Nes tu Viešpatie esi stipresnis už mūsų liežuvį. Daug kartų stipresnis, labai stipresnis. Dar du momentai ir aš baigiau. 2 Korintiečiam 11:14, žiūrėkit, ką rašo. Čia dar apie velnį. Nuo 13 galima. Sako, juk tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelų. Tad nieko ypatingo, jei jo tarnai apsimeta teisumo tarnais, bet jų galas bus pagal jų darbus. Sako, šėtonas gali apsimesti šviesos angelų. Ir šiandieną, žinokit, kiek aš matau į tokių dalykų, kurie atrodo, nieko blogo. Žmonėms, kurie netikė Dievu, atrodo, o kas čia blogo? Aš atsimenu, mes kalbėjom su viena moteriškė, kuri turi priklausomybę nuo alkoholio, jin pas mus buvo namuose ir mes kalbėjom, sako, bet aš eisiu į jogą, gal man padės joga. Aš sakau, baigtų jogos, kokia joga, kaip jin gali to padėti? Ten vis tiek nieko blogo taigi nėra. Ten gerų dalykų mokina. Ten darai pratimus, reiškia, ten visokiausius. Aš sakau, žinot, ar jūs žinot apskritai, kas yra pratimai, ką jie reiškia šitie pratimai? Kiekvienas judesys, lygiai taip pat kaip mūsų žodžiai ir judesiai lygiai taip pat yra garbinimo forma. Tai yra garbinimo forma. Galima judesiais ir visako taip pat garbinti ir net nesuprast, kad tu garbini, bet atiduodi garbę kažkam.
Ir aš sakau, tai yra garbinio forma, sakau, tai yra, tu nesupranti, tu ne Dievo garbini tokiu būdu. Nu, bet vis tiek, žinot, bet vis tiek eini savo, bet čia nieko blogo. Čia nieko blogo, tai mes va šiandien ėjom per Vilnių ir būrimo salonas, reiškia. Tai irgi nieko blogo, nuėjai, pasiklausai, pasakė, aš tai netikiu, reiškia, aš tai netikiu. Tai ko ten eiti, jeigu netikiu? Tai ko ten eiti? Čia net kvaila, suprantate, žmogus netikiu, o eina pas būrėjus ir klausia, kas bus, ką reikia padaryti. Nesąmonės. Yra įvairiausių religijų, kurios sako, daryk gerus darbus ir Dievas, tu būsi tinkamas Dievo, tik tai daryk kažką gero. Dievas sako irgi, jūs esate atgimdyti geriems darbams. Bet Liuteris yra pasakęs labai gerą pasakymą, aš jį taip įsiminiau ir nepamiršiu turbūt visą gyvenimą. Sako, blogas žmogus nedaro gerų darbų. Ne, palaukit, dabar pats sustigau, pasigyriau, tik pasigyriau. Atsiprašau, tuoj. Va čia tai geras. Toks buvo užgarantuotas, vadinat, pasitikėt savimi kitas, kai būna. Pabaiga. Ne. Pabaiga atsimenu, bet geras žmogus daro gerus darbus. Geri darbai nedaro žmogaus geru, bet geras žmogus daro gerus darbus. Geri darbai nedaro žmogaus geru, bet geras žmogus daro gerus darbus. Ir iš tikrųjų, tai yra teisybė. Nes kol mes negyvenam su Dievu, ką mes galim gero padaryti? Vis tiek viskas iš įskaičiavimo, iš kažkokios savo naudos bandymą išpešti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, brangieji, aš baigiu, nenoriu tempti laiko, nes vis tiek jūs visi po darbų daugumas turbūt esate. Bet žinokit, kad yra dvi karalystės. Ir jeigu nebūsim vienoj karalystėje, būsim kitoj. Jeigu nebūsim, nėra pasirinkimo kito, nėra tarpinės stotelės tarp tų dviejų karalysčių, kurioje aš būsiu tam tarpe ir laviruosiu tarp jų. Nėra taip. Yra konkreti riba. Viena karalystė pasibaigia, čia kita karalystė. Nėra kito pasirinkimo. Mes nepasirinksim kitaip, niekaip. Arba vienoj karalystėje, arba kitoj. Aš siūlau rinktis teisingą variantą. Dievo karalystė, nes jinai neišnyks. Šėtonas, mes žinom iš Biblijos, bus išmestas į ugnies jūrą, į ugnies ežerą. Jis bus išmestas, ten kentės su visais nusidėjėliais, tie, kurie nepanoro paklusti Dievo žodžiai, kurie nepriėmė Dievo į savo širdį, buvo pikti, negeri žmonės. Jiems nuodėmė buvo svarbiau, nuodėmės malonumais mėgavosi ir taip toliau. Pasirinkim teisingai, pasirinkim Dievo karalystę. Ne tik, kad šiandien, bet visam savo likusiam gyvenimui, kad mes galų gale vieną dieną, palikę šitą žemę, suprastume, kad ačiū Dievui, kad aš padariau teisingą apsisprendimą. Tarnauti Dievui. Todėl aš noriu pasimelsti. Haleliuja. Haleliuja viešpatie Jėzau. Dieve, mes stovim tavo akivaizdoje. Melsdami tavo malonės. Melsdami viešpatie tavo malonės. Kad tavo karalystė mumise augtų. Kad tavo karalystė mumise stiprėtų ir plėstųsi. Viešpatie, pripildyk mūsų širdį savo dvasia, sklidinai. Kad viešpatie mes sugebėtume atskirti, kas bloga ir gera. Kad mes galėtume atskirti šviesą nuo tamsos, kad tai mumise nesusipintų, nesusiveltų į vieną kažkokią pilką masę. Haleliuja, Dieve. Haleliuja, viešpatie Jėzau. Norime būti tavo karalystėje. Dieve, ir meldžiu už kiekvieną čia esantį žmogų. Tegul tavo karalystė nužengiant jo. Nes tavo karalystė prisiartinusi ir mes šiandieną mes ją galime turėti ir būti šitoj karalystėje. Dabar ir per amžius. Haleliuja, Dieve. Haleliuja, viešpatie Jėzau. Jeigu dar šiandieną yra tokių žmonių, kurie bando gyventi tarp tų dviejų karalysčių, viešpatie, padėk jiems. Te tavo jėga nužengia jų gyvenimus, viešpatie. Te tavo jėga nužengia ir ištraukia jos, išrauna iš tos tamsos karalystės, iš šėtono ir velnio karalystės. Ir viešpatie, tegu jūs atsiveria kelias į tavoje karalystę. Haleliuja. Haleliuja, Dieve. Haleliuja, viešpatie Jėzau. Aš dėkoju tau, viešpatie, kad šiandieną mes galime apie tai girdėti.
Nes tai Dieve, ne aš pats sugalvojau, tai kalba tavo žodis. O aš esu tik indas, noriu būti indas, per kurį tu kalbi viešpatį ir pertikinėjau tai. Dieve, padėk kiekvienam. Meldžiu viešpatį tavo jėgos, meldžiu tavo malonės, meldžiu tavo šviesos viešpatį. Kiekvienam. Haleliuja, haleliuja Dieve. Kad per tai būtų pašlovintas tavo vardas. Ne žmogui šlovė, ne kažkam tai viešpatė, bet tau vienam Dieve. Nes tik tai tu gabus, tu pajėgus viešpatė tai padaryti. Išgelbėti kiekvieną. Haleliuja, haleliuja viešpatė. Dėkojame už tavo karalystę. Dėkojame Dieve už tavo žodį. Dėkojame už tai, kad mes galim stovėti tavo akivaizdoje ir bendrauti su tavimi. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau, nes per tavo auką mes tai turime šiandieną. Būk pašlovintas viešpatė. Te būna tau garbė ir gyrus viešpatė Jėzau. Padėka ir garbė te būna tau, Jėzau. Haleliuja, haleliuja. Ir mes pasiruošę priimti viešpatė tavo karalystę, jeigu dar jos neturime. O jeigu mes jau turime viešpatė, mes norim, kad jinai mumuse stiprėtų, augtų daugiau ir daugiau. Iki begalybės viešpatė. Į amžinybę ir į begalybę. Haleliuja, haleliuja. Ačiū Jėzau tau. Šlovė ir garbė tau viešpatė. Amen. Dievo akivaizdu, viešpatie, aš dėkoju tau. Mes iš tiesų norim būti pasidavę tau, Dieve, tau pasidavę, nes tu perkeli mūsų iš tamsos valdžios į savo sūnaus karalystę. Ir mes taip trokštame, kad tavo karalystėje mes gyventumėme, kad mąstytumėme apie tavo karalystę, kad ieškotumėme tavo karalystės ir tavo teisybės, Dieve, kad gyventumėme tavyje. O, dėkojame tau, Dieve. Tegul mes, visa mūsų bažnyčia, būdame pasidavę tik tai tau, pasidavę tau visą širdim, Dieve. O, dėkojame tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve, tau pasidavę, Dieve. Pasidavę tau, Dieve. O, ir tu duodi mum jėgų priešintis tamsai, priešintis tamsos jėgoms. Tu duodi mum jėgų, nes tu davėjai mums savo karalystę. Tu pasakėjai mum, Dieve, nebijok mažoji kaimenė, nes tau patikėta karalystė, nes viešpats panorėjo tau duoti karalystę. Ačiū tau, Dieve, už tavo meilę, už tavo pergalę, už tavo karalystę. Ačiū tau, Jėzau, kad tu nugalėjai, nuginklavai velnę ir tu ištraukiai mūsų iš tamsos valdžios į savo sūnaus karalystę. O, haleliuja, Dieve. Ir mes esame tavo bažnyčia, tavo karalystės statytojai. Te būna garbinamas tavo vardas čia, Dieve, per mus. Aleliuja, Dieve. Ir dabar dar mes šlovinsim, noriu paraginti, kad mes surinktumėm paaukojimus. Iš tikrųjų labai dėkojam Dievui už tai, kad jūs atvažiavot šiandien pas mus, Alvydas ir Laima. Mes dėkojam Dievui, kad jūs sutikot, atvažiavot ir mes šiandien turėjom labai gerą žodį iš tikrųjų. Ir aš pamačiau tokį dalyką, žinokite, kad dar nerinkit, aš dar pasakysiu. Aš pamačiau tokį dalyką, kad kiekvienas Dievo tarnas yra ypatingas. Dievas ypatingai veikia per kiekvieną savo tarną. Ir taip kaip, pavyzdžiui, vienas Dievo tarnas perduoda žodį, Dievas jam atsiveria iš vienos pusės, atrodytų tą pačią žinią, o kitas dar kitaip. Ir todėl kaip gerai, kad yra daug Dievo tarnų, tegul būna daugiau tarnautojų. Dievas nori, kad tarnautojų būtų daug, kad daug žmonių šiandien būtų pastorių, pamokslininkų, evangelistų, kad žmonės šiandien pasišvestų Dievui. Ir jeigu šiandien yra pastoriai, pamokslininkai, kurie pasišventė Dievui, arba tarnautojai, tai yra vertinga Dievo akise, sutikit su manim. Ir žinote, yra didelė privilegija būti Dievo namuose, būti Dievo karalystėje, turėti Dievo jėgą, pasiduoti Dievui ir turėti jėgą priešintis velniui. Ir prisiminiau šiandien, kaip
vienai pastoriai pasakė Dievas, žinote, jinai sako, Dieve, aš nekalbėsiu apie paukojimus, arba aš kalbėsiu taip apie paukojimus, taip pat, čia kiekvienas tegul nusprendžia, va taip ar aš anksčiau labai mažai kalbėdavau apie pinigus ir dabar praktiškai aš labai mažai kalbu. Bet Dievas jai pasakė, rusiškai, tai не должна быть малодушная. Jeigu tu nemokysi žmonės aukoti, tu apvoksi juos. Nes mes aukodami, mes rodom Dievui mūsų tikėjimą ir mūsų paklusnumą Dievo žodžiui. Kaip nuostabu, šiandien aš galvoju, kodėl man taip gerai aš jaučiuosi bažnyčiai. Nežinau, ar dėl to, bet va dėl šito kilimo aš labai gerai jaučiuosi, tarp kitko. Ir aš pagalvojau, reikia mums tą komfortą pasidaryti. Kažkaip taip gera širdį. Tai yra sėliniai tokie dalykai, bet jie geri. Taip kažkaip taip gera, šviesiau, kažkaip gražiau bažnyčioje, tiesa. Dar langas, kažkaip gerai labai, ne? Ir viskam reikia Dievui, kad Dievo namuose būtų pinigai tos dalykus pirkti, tiesa. Todėl ačiū Dievui, kad mes turim galimybę aukoti Dievo namuose. Ir kaip tai pastoriui Dievas pasakė, tu turi kalbėti žmonėm, mokyti žmonės. Nes Dievo žodis kalba, pagerbk viešpatį savo turtų, Patarlių 3 skyrius, 9 eilutė. Ir pirmaisiais savo derliaus vaisiais. Tai sako Dievo žodis, kad tai yra pagarba Dievui, kada mes jam aukojam, kada mes klausom Dievo žodį, ateinam į Dievo namus. Tai tavo aruodai bus kupini, spaustuvai perpildyti naujo vyno. Amen. Sako, aukok Dievui. Dievo žodis sako, aukok jam. Pagerbk viešpatį savo turtų. Tu gerbi Dievą. Tu sakai, Dieve, aš tavim tikiu ir aš nebijosiu, aš aukosiu tau. Tu esi didesnis negu pinigai ir visi pinigai yra tavo rankoje. Ir jeigu tu man pasakysi šventoji dvasia, aš aukosiu. Ir tegul visada pas mus būna paaukojimai. Kad mes klausytumėm šventosios dvasios. Kad šventoji dvasia mums įdėtų į širdį, kokią auką šiandien turiu atnešti. Kad mes rimtai žiūrėtumėm į tai, o ne taip, kad tiesiog surinkam ir viskas, ne? Kad tai būtų rimtas dvasinis veiksmas, tai yra pagerbimas Dievo. Ir nuo to priklauso, koks čia bus patiepimas. Ir daug dalykų priklauso. Todėl būkime rimti. Rimtai žiūrėkime į paaukojimus. Ką reiškia rimtai? Klausyk Dievui. Klausyk šventosios dvasios. Sakyk, šventoji dvasia, tu rodyk man, aš ateinu į tavo namus, kiek aš turiu paaukoti. Ir dar norėjau tokį kaip pataisimą pasakyti, kada mes aukojame krepšį, mes labai norim paprašyti, va čia pastebėjo mūsų brolis Arūnas, jisai toks pateptas žmogus, jisai viską pastebi, ką reikia. Ir kad sako, neimkime gražos iš to krepšio. Kad nedarykime taip, kad kaip mes ateinam gražą ir paimam. Aš manau, kad net nereikia aiškinti, kad tai yra, nereikia tokio dalyko daryti. Tiesiog parduotuviai ten pasikeisk pinigus arba vienas pas kitą. Darykim viską, tiesiog gerbkim Dievo namus. Žinote, aš tiesiog suprantu, kad kaip mes gerbėm Dievą, Dievo namus, Dievo patepimą, Dievo žmonės, tai, ką Dievas čia daro. Mūsų širdies nuostata, jinai pritraukia patį Dievą. Sutinkat su manim? Ir todėl dabar pasimelskim, Viešpatie, mes norim pagerbti, Viešpatie, tave savo turtų ir pirmaisiais savo derliaus vaisiais. Ir mes tikime, kad mūsų arodai bus kupini, spaustuvai pripildyti naujo vyno. Mes nebijosim tavo aukoti, nes tavo žodis taip sako. Ir mes tikime, kad tu mūsų niekada neapleisi ir nepaliksi, kad tu duosi sėklos sėjėjui, kad tu duosi mums dar didesnę sėklą, kad mes galėtumėm pasėti tavo namuose, Dieve, atnešti prie tavo kojų. Mes dėkojame ir dabar surinkime paaukojimus. Ačiū tau, Viešpatie. Это священнодействие, пожертвование, собирать, это священнодействие. Аллилуйя, Dieve. Sugėdokim dar Viešpačiui, atneškime su padėka Dievui širdį auką jam. Dėkojame tau, Dieve. Teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi.
stiprybę, pasilik su manimi, teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, Jėzau. Teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, garbinu tave visą širdimi, garbinu tave visų protų, garbinu tave visom jėgom, tu viešpats esi. Teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, Jėzau. Teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, teik meilę, Jėzau. Teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, teik savo malonę, teik meilę, stiprybę, pasilik su manimi, garbinu tave visą širdimi, garbinu tave visų protų, garbinu tave visom jėgom, tu viešpats esi. Viešpats esi, garbinu tave visą širdimi, garbinu tave visų protų, garbinu tave visom jėgom, tu viešpats esi, tu mano viešpats Jėzau, viešpats esi, garbinu tave visą širdimi, garbinu tave visų protų, garbinu tave visom jėgom, tu viešpats esi, tik tu viešpats esi. Viešpatie, mes atnešam prie tavo kojų šitos pinigus, Dieve. Mes gerbiam tave savo turtų ir pirmaisiais savo derliaus vaisiais. Mes gerbiam tave, Dieve. Mes lenkiamės prieš tave, Dieve. Mes trokštame būti paklusnus tau, atsidavę tau. Tegul mūsų arūdai būna kupini, spaustuvės perpildytos naujo vyno. Naujo vyno. Ačiū tau, Dieve. Naujo vyno, Dieve. O, dėkojame tau. Mes taip trokštame naujo vyno. Mes taip trokštame pažinti tave, Dieve, pasiduoti tau. Dėkojame tau, Dieve. Dėkojame tau. Aš dėkoju tau, Dieve. Garbinu tave. Stiprink mus, Dieve, kad mes neduotumėm daugiau velnių vietos mūsų gyvenime. Aš meldžiu, Dieve, kad ten, kur yra atviros durys velniui mūsų gyvenime, parodyk mum, Dieve, kad mūsų kalbos, mūsų nuostatos, mūsų požiūris, mūsų sprendimai neduotų velniui vietos. Viešpatie, apšviesk mus savo šviesa, parodyk mums, kad mes savo gyvenimus, savo pasirinkimais,
savo nuostatom uždaryti mums velniui duris, kad mes pasiduotumėm Dievui ir pasipriešintumėm velniui ir jisai bėgs nuo mūsų. Viešpatie, apvalyk mūsų širdis. Viešpatie, tegul būna uždarytos visos durys velniui. Tegul būna viskas mūsų gyvenime atvira. Tik tai tau, Dieve, tavo šloviai, tavo žodžiui, tavo valiui. Tegul būna tavo valia mūsų gyvenime. Tavo šlovė, tavo karalystė, tavo jėga, Dieve. O, dėkojame tau, Dieve. O, dėkojame tau, Dieve. Pasiduodame tau, Dieve. Pasiduodame tau. Pasiduodame tau, Dieve. Mes trokštame šiandien pasiduoti tau. Visą širdim paklusti tau. Ir atsiduoti tau, nusilenkti tau. Pagarbinti tave, išaukštinti tave. O viešpatie, ieškoti tavo karalystės ir teisybės. Ačiū tau, Dieve. Tau pasiduodam, Dieve. Tau pasiduodam. Haleliuja, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Аллилуйя, аллилуйя. О, во имя Иисуса. О, я молюсь, чтобы были закрыты все двери дьявола в нашу жизнь. Мы покоряемся Богу, и мы противостоим дьяволу во имя Иисуса. Viešpatie, tegul niekada mūsų liežuvis neduoda velniui vietos. Haleliuja, Dieve. Viešpatie, tegul būna pagarba tau ir tavo žodžiui. Ačiū tau, haleliuja. Haleliuja, Dieve. O, dėkojame tau. Viešpatie, mes atveriam savo širdis tau šį vakarą, Dieve. Mes pasiduodame tau. Tu sakai, kad pasiduokite Dievui. Pasiduokite Dievui. Pasiduodam tau, atsiduodam tau. Сердце томится, любя, мысли лишь о тебе. Боже, коснись меня, и полетим к тебе. Я твой навеки раб, возлюбленное дитя. Меня навеки пленила святая любовь твоя. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Сердце томится и ждет вечной любви. Когда же, Господь, ты придешь, в объятия свои забери. Ты мой навеки мир, и для души покой. Оставлю все позади, хочу идти за тобой. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Pripildyk kiekvieną savo paguodos. Sustiprink kiekvieno širdį, Dieve, kas šiandien čia šitoj vietoj. Sustiprink kiekvieną, padėk kiekvienam daugiau pasiduoti tau, daugiau atsiduoti tau. Dieve, ačiū tau. Tegul tavo jėga sustiprina kiekvieno vidinį žmogų. Stiprink mus, kad mes daugiau tavęs ieškotumėm, pasiduotumėm tau, Dieve. У двери стучу. Если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Все стою у двери и стучу.
Если кто услышит голос мой, отвори двери и войду к нему, и буду вечерять с ними, он со мной. Šventoji dvasia, mes mylime tave, guosk, kam reikia paguodos, tu matai kiekvieną širdį. Kas pasilpęs, sustiprink Dieve, kas pasimetęs, nuramink Dieve, sustiprink. Viešpatie, kad mes eitumėm šitą siaurų kelių, stiprink mus, stiprink, vesk mus, Dieve. Viešpatie, благоволик нам, укрепи нас, Господь, вразуми нас, Господь, очисти, apvalyk mus. Ačiū tau, Dieve, dėkojame tau. Aleliuja. Viešpatie, tavo žodis yra žiburys mūsų takui, dėkojame tau. Amen. Nuostabu būti Dievo namuose, nuostabu, kada mes kartu garbinam Dievą, tiesa. Kada dvasia šventoji veikia mūsų širdyse, jinai liečia mūsų širdį, stiprina. Ačiū jam. Taigi, rytoj rytinė malda, penktadienį pas mus yra pasninkas ir malda, 18 valandą malda. Mes pasiduosime Dievui, jo. Ieškosime Dievo, tai tada ir tas velnias bėgs nuo mūsų. Amen. Taigi būkit palaiminti. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Taigi būkit palaiminti ir pasveikink 3-4 žmonės. Prieik kiekvienas prie kito, pasveikinkit.